Tai pagrindinė sostinės Monrovijos turgavietė. Palydovai perspėja, būkite budrus, saugokite pinigines. Stengiamės, nors tokiame žmonių skruzdėlyne ir nelengva. Nėra lengva ir patikėti oficialią statistiką. Liberijoje tik 1 iš 7 gyventojų turi darbą. Jei turguje staiga pasimestumėte, drąsiai traukite iš kišenės telefoną. Lietuviški mobilieji čia sėkmingai veikia. Internetu artimiesiems žinutę įsiųsti irgi pavyks. Viešbučiuose ar jų restoranuose veikia bevėlis ryšys. Naujai išvykstant draugai prigrasė nepamiršti iš egzotiškos šalies atsiųsti atvirlaiškį dėja. Pašto sistema po 14 metų pilietinio karo dar nespėjo atsigauti. Šiame turguje suvenyrų neverta ieškoti, jų įsirinkti dar užsuksime vėliau. Beje, apie pinigus, jais pasirūpinti patartina iš anksto. Bankomatų nerasite, kreditinių kortelių nepriims. Nors oficiali valiuta Liberijos doleris, tačiau Amerikos doleris čia visagalis. Gerokai patogiau jausitės namie įsikeitę pluoštą dolerių smulkiausiamis kupiūromis. Tačiau Liberijos turizmo ministras ne miestais domėtis kviečia į savo šalį. Jis vilioja natūralios gamtos mylėtojus. Mes turime įspūdingų upių, ežerų, paplūdimiai yra puikus. Tačiau šalis pasirengusi investicijoms. Mes įskiestomis rankomis laukiame tų, kurie nori čia investuoti ir ypač į turizmo sektorių. Net 600 km Liberijos pakrantę skalauja Atlanto vandenynas. Metas į paplūdimį, tačiau ne į šį, o kiek tolėliau nuo Monrovijos. Ten, kur sumokėję $1, saulę ir maudynėmis mėgaujasi daugiausiai užsieniečiai. Monrovijos paplūdimiai jums gali pasiūlyti įspūdingą vaizdą. Pirmiausia, tai kaitri saulė, šiltas Atlanto vandenynas, įstabios palmės bei priminimas apie praėjusį pilietinį karą. Paplūdimyje susipažįstame su pilotais iš Rusijos, kurie pagal kontraktą su jungtinėmis tautomis lėktuvais po visą Afriką gabena taikdarius ir pabėgėlius. Čia aš patarčiau apsilankyti tiems, kurie ieško kokių nors naujų įspūdžių. Netradicinio turizmo čia visiškai ne paplūdimio poilsio vieta. Tačiau paplūdimio šeimininkas Edvinas tikina, karas baigėsi prieš 5 metus, dabar čia saugu, o svečių geografija plati, nuo Amerikos iki rytų Europos. Mes turime kambarių, naktinį klubą, džiazo barą, vieną geriausių jūros gėrybių restoranų mieste ir naktinis gyvenimas yra labai puikus. Ateityje ketinu pasiūlyti turistams ekskursijas ne tik į Monroviją, bet ir į kaimo vietovės. Mes turime puikių atogražų miškų. Tropinis Liberijos klimatas garantuoja ne žemesnę nei 30 laipsnių šilumą ištisus metus, o palankiausias turizmui sausasis sezonas tęsiasi nuo lapkričio iki gegužės. Paplūdimyje iki vėlumos užsibūti nepatarėme. Dėl saugumo užsieniečiai primygtinai raginami iš atokesnių vietovių į sostinę grįžti iki 6 vakaro, kai ima staigiai temti. O kol šviesu, užsukime įsirinkti suvenyrų. Liberijos, kaip supratote, pavadinti turistinę šalimi dar negalima, todėl ir suvenyrų pasiūla gana nedidelė. Tradiciniai afrikietiški papuošalai, žirafų ar dramblių figūrėlės, primityvūs piešiniai su palmėmis ir kaimo trobelėmis. Tačiau, pasak žinovų, atidžiau paieškojus, čia aptikti galima ir ypač vertingų senienų. Beje, tiesiog būtina derėtis. Jei esate kantrus, kaina gali sumažėti perpus.